jau senokai skaičiau paskaitas, kadangi 2,5 metų jau dirbu kaip biurokratas, kaip administratorius, tai tiesiog net nėra laiko nei tyrimams normaliems moksliniams, nei pedagoginiam darbui, bet vis tiek kai ką dar atsimenu iš to, gan esu anksčiau rašęs. Tai gal šiandien, kaip tik holokaustas Lietuvoje, 1941-4 metai, norėčiau tiesiog pateikti tokius svarbiausius etapus, bruožus ir rezultatus šito tragiško proceso vykusio Lietuvoje nacių okupacijos metais. Tai gal reikia vis tiek pradėti nuo to, kad, kai nacių partija Vokietijoje paėmė valdžią, tai antisemitizmas tampa jau oficialia valstybės politika, Trečiojo reicho politika, kuri iš pradžių vykdoma Vokietijoje, nacistinėje Vokietijoje, paskui jau perkeliama, prasidėjus Antram pasauliniam karui, perkeliama ir į okupuotas Vokietijos valstybės. Deja, reikia pripažinti, kad šita politika, būtent ir žydų persekiojimas ir genocidas, daugelį okupuotų šalių, rado pritarimą ir į šitą procesą, į žydų persekiojimo ir žudymo procesą buvo įtrauktas vietinės institucijos, vietinės valdžios institucijos pavaldžios okupaciniam režimui ir nemažai gyventojų. Tai vis dėlto, jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai reikia pabrėžti, kad žydų genocidas, Lietuvos žydų genocidas buvo išskirtina tragedija, kadangi praktiškai nuo 90 iki 95% visų Lietuvos žydų buvo sunaikinta būtent vokiečių okupacijos metais. Tai yra, mano paskaičiavimais, tai iki karo gyveno Lietuvoje 208 tūkstančiai žydų, 208 tūkstančių, o nužudyta buvo apie 195–196 tūkstančius. Šitie skaičiai, manau, yra gana artimi tikroviai, nes yra išlikęs 1941 statistikos valdybos sąrašas, duomenys apie gyventojus Lietuvos, ir ten buvo nurodyta, kad Lietuvoje, tai yra likus pusiai metų iki nacių sovietų karo, gyveno 208 tūkstančiai žydų Lietuvoje visoje. Iš jų, reikia turėti omeny, kad prasidėjus karui apie 8,5 tūkstančio suspėjo pasitraukti į rytus, į Rusiją. Dar apie 2,5 tūkstančio buvo iki karo birželio 14 arba ištremti, kaip tremtiniai į Sibirą, arba tiesiog uždaryti lageriuose kaip politiniai kaliniai. Tai irgi jau atsimeta 11 tūkstančių, ir aišku, dar keli tūkstančiai buvo išgelbėti nacių okupacijos metais, arba išsigelbėjo, arba tiesiog sulaukė karo pabaigos nacistiniuose konclageriuose Vokietijoje arba jos okupuotos šalyse, arba Dachau, arba Štuthofo koncentracijos stovyklose. Na, jeigu kalbėti apie etapus pagrindinius holokausto Lietuvoje, tai reikėtų gal išskirti 3 pagrindinius etapus. Tai būtų pirmas nuo 1941 birželio pabaigos iki 1941 gruodžio mėnesį, kurį galima suskirstyti į 2 smulkesnius laikotarpius, tai nuo 1941 birželio pabaigos iki Liepos vidurio, Liepos pabaigos sąlyginai, ir antras nuo Liepos pabaigos iki lapkričio imtinai. Tai būtų pirmas etapas, antras etapas būtų nuo 1941 gruodžio iki 1943 kovo, ir trečias paskutinis etapas būtų nuo 1943 balandžio iki 1944 metų Liepos. Dabar aš taip norėčiau apibūdinti kiekvieną etapą ir pagrindinius įvykius tuose etapuose, bet dar reikia pradėti vis tik tai nuo nacių pasirengimo pulti Sovietų sąjungą ir pasirengimo vykdyti žydų genocido politiką. Tai reiškia,
iki karo, reiškia, likus savaitei dviem, jau, reiškia, buvo ruošiamasi ne tik kariškai pulti Sovietų sąjungą, bet buvo ruošiamasi ir naikinti užimtose teritorijose, reiškia, tikrus ir įsivaizduojamus Trečiojo reicho priešus. Ir Hitleris jau 41 kovo mėnesį Hitleris pabrėžė, kad karas tarp Vokietijos ir Rusijos tai nebus įprastinis karas, kad tai bus ideologinis, pasaulėžiūrinis karas ir kad šitame kare, reiškia, turi būti taikomi kitokie metodai negu įprastiniuose karuose. Ir Wehrmachtas, reiškia, Vokietijos kariuomenė nėra pajėgi vykdyti pasaulėžiūrinius ideologinius karus. Todėl, reiškia, buvo sukurtos 4 specialios operatyvinės grupės A, B, C ir D dar iki karo. Reiškia, kiekvienai armijų grupiai buvo priskirta po vieną operatyvinę grupę, kurios turėjo, reiškia, organizuoti ir vykdyti Trečiojo reicho priešų naikinimą. Tai yra, reiškia, ir tame tarpe ir žydų, kurie buvo laikomi pagrindiniais, reiškia, vokiečių tautos ir Vokietijos Trečiojo reicho priešais. Taigi buvo, kaip sakiau, sukurtos 4 operatyvinės grupės, kurios buvo dalinamos į operatyvinius būrius arba Einsatzkomandos, o tos Einsatzkomandos buvo dalinamos į dar mažesnius ypatingus būrius, Sonderkomandos. Reiškia, jeigu kalbėt apie Baltijos šalis, apie Lietuvą, tai čia turėjo operuoti operatyvinė grupė A, kurį vadovavo SS brigade Führeris Walteris Stahlekeris. Reiškia, šita A grupė buvo priskirta Šiaurės armijų grupiai, kuri turėjo užimti Baltijos šalis ir veržtis toliau Leningrado kryptimi. Tai toj A operatyviniai grupiai buvo iš viso apie 990 reiškia, vokiečių saugumo policijos ir kitokių pareigūnų, kurie turėjo vykdyti naikinimo politiką. Konkrečiai Lietuvai buvo priskirtas trečias operatyvinis būrys arba Einsatzkommando 3, kuriai vadovavo SS Standartenführeris Karlas Jägeris. Tas Jägeris praktiškai jis buvo nuo okupacijos pradžios iki 43 metų, reiškia, buvo vokiečių saugumo policijos RSD vadas visai Lietuvai, rezidavo Kaune ir apskritai aš kalbėdamas apie Holokaustą gal daugiau kalbėsiu apie Kauną, kadangi mes esam Kaune ir manau, jums yra įdomiau sužinoti galbūt apie Kauną negu kitus Lietuvos miestus. Tai prieš pat karą, reiškia, buvo Heidrichas, vyriausias Reicho saugumo valdybos viršininkas ir Himleris, vyriausias vokiečių saugumo policijos vadas, jau instruktavo, reiškia, operatyvinių grupių vadus, kaip reikia elgtis užimtuose Sovietų sąjungos kraštuose ir kaip reikia pradėti, reiškia, žydų, komunistų, partizanų, sabotuotojų ir visokių kitų tikrų ir įsivaizduojamų Trečiojo reicho priešų naikinimą. Na, prasideda karas ir jau pirmą karo dieną į Tilžę atvyksta tas minėtasis A grupės vadas Stahlekeris ir jis pradeda instruktuoti vietinį gestapo viršininką Böhme, kaip, reiškia, Hans Joachim Böhme, kad reikia pradėti į tos įsireiškimas specifinės valymo, kabutės akcijas, reiškia, Lietuvos Vokietijos pasienyje, 25 km ruožas į Lietuvos pusę, reikia pradėti naikinti žydus, komunistus ir sovietų valdžios šalininkus. Na ir jau, sakykime, kadangi Lietuva vokiečių kariuomenės buvo užimta labai greitai, per pirmą karo savaitę, praktiškai iki birželio 30-os, visa Lietuvos teritorija jau užimta vokiečių kariuomenės, o paskui ateina, reiškia, tos operatyvinės grupės, operatyviniai būriai ir ypatingi būriai, kurie pradeda vykdyti masinės represijas. Tai jeigu kalbėt apie pačią pradžią, tai pirmos, reiškia, apskritai tokios masinės Lietuvos žydų žudynės buvo įvykdytos būtent šito Tilžės operatyvinio būrio, kuriam vadovavo Böhme, Gargžduose. 1941 birželio 24 dieną Gargžduose
buvo įvykdytos pirmos masinės Lietuvos žydų žudynės ir vykdė šitas Tilžės gestapo būrys kartu su Klaipėdos vokiečių policininkais. Tarp tų nužudytų žydų jų buvo iš viso 201, 200 vyrų ir viena moteris. Reiškia, buvo nemažai ir iš Klaipėdos dar 39 metais į Lietuvą, į Didžiąją Lietuvą pasitraukusių Klaipėdos miesto žydų. Ir ten išlikus netgi toks parodymas, kad vienas reiškia, klaipėdiškis žydas atpažino tarp vokiečių policininkų klaipėdiškių savo pažįstamą, Gustavą, jo vardas, ir prieš sušaudant pasakė tam Gustavai, kad šauk taikliai Gustavai. Tai toks net išlikęs yra toks liudininkas šito tragiško įvykio, tas pasakymas. Taigi, jeigu toliau vyksta tos pirmosios žudynės, kaip tik daugiausiai vyko Vokietijos rytprūsių ir Lietuvos pasienyje. Gargždai, toliau eina Kretinga, Jurbarkas, Tauragė, visi Raseiniai eina šitą juostą esanti šalia rytprūsių, tai būtent čia pirmiausiai įvyksta tos didžiosios žudynės. Na ir tas Tilžės operatyvinis būrys, kartu iš dalies ir su vietinių policininkų, lietuvių policininkų ir pagalbinių policininkų pagalba, reiškia, per 41 vasarą nužudo 5502 žmonės, tai absoliuti aukų dauguma buvo žydai. Na, čia tas pirmojo karo savaitę, tai galima tai apibūdinti kaip pogromų laikotarpį, kai dar nėra sistemingų žudynių, bet keliami, reiškia, pogromai ir jų metu susidorojama su žydais, komunistais. Ir čia ypač Kaunas, kaip sakoma, Kauno įvykiai yra, reiškia, išskirtiniai, nes į Kauną birželio 25, 41 birželio 25 su priešakiniu būriu atvyksta Valteris Štalekeris ir jis pradeda organizuoti žydų žudynių akcijas. Apie šitus įvykius, apie pogromus Kaune, kurie tęsiasi iki birželio 29 dienos, reiškia, Štalekeris parašė išsamią ataskaitą Berlynui į Vyriausiąją Reicho saugumo valdybai. 41 spalio 15 dieną parašė ataskaitą ir ji labai išraiškinga. Ir tai vienas svarbiausių tokių holokausto dokumentų, aš ją norėčiau pacituoti dalį šitos Štalekerio ataskaitos Berlynui. Tai cituoju: užėmus miestą jau pirmosiomis valandomis buvo stengiamasi sukurstyti žydų pogromus, nors ir sunkiai sekėsi sukelti vietinės antisemitinės jėgas. Saugumo policija, vadovaudamasi įsakymais, buvo pasiryžusi išspręsti žydų klausimą visomis galimomis priemonėmis ir kuo griežčiausiai. Bet pravartu buvo, kad ji bent iš pradžių veiktų užkulisyje. Žodžiu, taktika buvo tokia nacių, kad organizuoti, reiškia, žudynės, pogromas, bet patiems likti užkulisiuose, kad galvotų, kad sudaryti įspūdį, kad čia tikrai vietiniai gyventojai tik savo iniciatyvą susidoroja su žydais ir komunistais. Tai šitam tikslui vis tik tai pasiekti Štalekeris ir Jėgeris, jiem pavyko pasitelkti žurnalisto Algirdo Klimaičio būrį. Tas būrys buvo nemažas, apie 300 žmonių. Ir Klimaitis ten ir pats buvo sėdėjęs NKVD kalėjime, reiškia, ir apginklavo vokiečių saugumo policija šitą būrį ir išdavė net specialius pažymėjimus jo nariams, kad, reiškia, jų negalėtų sulaikyti lietuvių policija, šitų Klimaičio būrio narių. Na ir daugiausia, ne tik Klimaičio, bet daugiausia būtent Klimaičio būrys šitą Kaune ir įvairiuose Kauno vietose, taip pat ir Vilijampolėje vykdė žydų pogromas. Nuo birželio 25 pradėjo į 26 naktį ir tęsiasi iki 29. Na, Štalekeris, reikia gal vis tik tai dar pridurti, pabrėžti, kad Klimaičio būrys tai nebuvo nei lietuvių aktyvistų fronto dalinys, nei pavaldus
Lietuvos laikinai vyriausybei, o veikė būtent pagal Vokiečių saugumo policijos ir SD nurodymus. Štalekeris savo raporte mini, kad reiškia per Kauno pogromų metu per tas kelias dienas buvo iš viso nužudyta 3800 žydų ir padegta 60 namų. Na, dėl tų skaičių tikrai yra pagrįstų abejonių, nes patys kauniečiai, patys liudininkai labiausiai būtent įsimena 41 birželio 27 tas vadinamas Lietrupio garažo žudynės, kurių metu buvo nužudyta keliasdešimt žydų, bet aišku buvo ir tam tikrų pogromų taip pat ir kitose miesto rajonuose, ypatingai Vilijampolėje. Na, po to, kai reiškia po šito pogromų laikotarpio, iš esmės tai toks pogromas realiai buvo tik tai, galima sakyti, tik tai Kaune, nes Vilniuje, kaip sakoma, tokio masto pogromų, sakykime, pirmomis dienomis nebuvo nei Vilniuje, nei Šiauliuose, nei kituose Lietuvos miestuose. Nu, čia galima suprasti, kad vis tik tai pagrindinės Vokiečių saugumo pajėgos atvyko būtent į Kauną, kad Kaune, reiškia, buvo ir tas iš kalėjimo paleisti tie ir buvę NKVD kaliniai, ir tai, kad reiškia, buvo surastas tas Klimaitis ir jo talkininkai, tai čia galbūt dėl to Kaune pavyko ir tuos masinius pogromus įvykdyti. Na, po šito laikotarpio jau prasideda kiti sistemingos žudynės. Ir jeigu kalbėti apie Kauno miestą, tai būtent prasideda pirmosios žudynės vykdomos Kauno 7 forte, po to rugpjūčio mėnesį jos perkeliamos į kitus fortus ir galiausiai jau spalio mėnesį nuo masinės žudynės iki pat nacių okupacijos pabaigos vyksta Kauno 9 forte. Kas reiškia tie vykdytojai, tai jau, kaip minėjau, buvo sudarytas, reiškia, veikia čia ir tas Hamano vadovavimas priešakinis būrys arba skrajojanti komanda, vokiškai Roll komando, kuri pasitelkė pasitelkė taip pat Kaune suformuoto tautinio darbo apsaugos bataliono, reiškia, policininkus ir ypatingai 3-ąją kuopą. Būtent ta 3-oji kuopa buvo tiesiogiai priskirta prie šitos Hamano vadovavimas skrajojančio būrio ir pradėjo sistemingas masinės žudynės ir Kauno fortuose, ir kai kuriuose kitose Lietuvos apskrityse. Tai Kauno, Alytaus ir kitose apskrityse, na, kaip minėjau, šitos TDA, vėliau jau pavadinto 1-asis, dar vėliau 13 policijos batalionas vadais, šituo laikotarpiu, masinių žudynių laikotarpiu buvo leitenantai Norkus, Bronius Norkus, Juozas Barzda ir Anatolijus Dagys. Būtent šie leitenantai buvo, reiškia, vadovavo tada bataliono 3-ąjį kuopai, kuri kartu su vokiečių gestapininkais vykdė masinės žudynės Kaune ir apylinkėse. Čia apie tą būrį parašė ir tas pats reiškia Štalekeris ir Jėgeris rašė štai kaip jis apibūdino, reiškia, tą skrajojantį SS Obersturmführerio Joachimo Hamano būrį. Tai yra išlikęs tas garsus 41 gruodžio 1 dienos raportas, kuriame Jėgeris rašo Berlynui, pacituosiu: tikslas išžudyti Lietuvos žydus galėjo būti pasiektas tik dėl to, kad iš rinktinių vyrų buvo suorganizuotas skrajojantis būrys, vadovavimas Obersturmführerio Hamano, kuris visiškai suprato manuosius tikslus ir sugebėjo užtikrinti bendradarbiavimą su lietuvių partizanais bei atitinkamomis civilinėmis įstaigomis. Citatos pabaiga. Na, lietuvių partizanais, tai čia jis iš esmės vadina
tuos sukilėlių būrius, kurie vėliau jau 41 Liepos rugpjūčio mėnesį jau jie nebuvo partizanai, bet jie buvo performuoti reorganizuoti į pagalbinės policijos būrius, vadinasi pagalbinė policija. Tai jeigu apibūdinti šito skrajojančio būrio veiklą ir jo įvykdytas žudynės, tai didžiausia be abejo akcija buvo įvykdyta Kauno gete. Jeigu dar grįžtant, reiškia, gal atgal truputį reikia prisiminti, kad Kauno getas buvo pradėtas steigti 41 Liepos vidury ir jau buvo galutinai suformuotas 41 rugpjūčio 15 dieną. Getas buvo aptvertas jau spygliuota tvora, buvo sargybos, nebuvo galima laisvai nei išeiti, nei įeiti į getą be specialių leidimų. Už getą buvo atsakingas Kauno miesto komisaro, Gebits komisaro, vokiškai Kramerio adjutantas Fritzas Jordanas. Jis buvo toks, kaip viso Kauno geto, toks vyriausias prižiūrėtojas. Ir aišku, čia vyksta jau geto laikotarpį, irgi vyksta žudynės, 7 fortas, vėliau, reiškia, 5 fortas ir galų gale 9 fortas, kuriame, reiškia, įvykdoma jau pati didžiausia žudynių akcija per visą Lietuvos istoriją. Niekados nebuvo tiek nužudyta žmonių per vieną dieną, tai būtent 41 spalio 28 buvo padaryta kalinių selekcija, atrinkti sušaudymai, reiškia, daugiausia daugiavaikės šeimos, seneliai, ligonės, tai tokie žmonės, kurie nelabai tinkami naciams, reiškia, juos išnaudoti, panaudoti darbams. Tai būtent tokie pirmiausiai buvo atrenkami ir iš viso buvo beveik 10 000 atrinkta, kitą dieną, reiškia, su gestapininku ir policijos bataliono, reiškia, kareivių nukonvojuoti į 9 fortą ir sušaudyti. Iš viso buvo pagal Jėgerio raportą spalio 29 dieną 9 forte buvo nužudyta 9200 žydų. 9200 per vieną dieną, įsivaizduoju. Tai yra tarp jų 2007 vyrai, 2920 moterų ir 4273 vaikai. Ir šias žudynės Jėgeris, Vokiečių saugumo policijos RSD vadas Lietuvoje, pavadino, kabutėse, cituoju, geto valymu nuo nereikalingų žydų. Geto valymu nuo nereikalingų. Jam tai buvo tik tai, reiškia, 10 000 žmonių, tai tik tai geto valymas, reiškia, nuo nereikalingų žydų. Apibendrinant, reiškia, tas Hamono būrio ir trečios kuopos įvykdytas žudynės Kaune ir kitose Lietuvos vietose, daugiausia Kauno apskrityje ir Alytaus apskrityje, galima, pagal mano apskaičiavimus, šis būrys nuo 41 Liepos 4 iki 41 gruodžio mėnesio Kauno fortuose nužudė apie 26 000 Lietuvos ir užsienio šalių žydų. Nes reikia priminti, kad 41 lapkričio mėnesį į 9 fortą buvo atvežta keli tūkstančiai žydų iš Müncheno, Berlyno, Vienos ir Breslau. Iš viso apie 5000 užsienio šalių žydų ir jie buvo Vokietijos, Austrijos ir šiek tiek Čekijos ir jie buvo nužudyti Kauno 9 forte. Na, jeigu kalbėti apie provinciją, apie tas apskritis ir valsčius, kur veikė Hamono būrys, tai buvo, jie nužudė, neskaitant tų 26 000 Kauno aukų, dar buvo nužudyta 12 000 žydų, ne mažiau kaip 15 Lietuvos vietovių, neįskaitant Kauno. Tai yra, galima apibendrinant pasakyti, kad Hamono skrajojantis būrys buvo labai efektyvus nacių vykdytos holokausto politikos įrankis pagal, reiškia, nužudytų žmonių skaičių, jam gali, tai yra 39 000 nemažiau, jam gali tik tai su juo lyginti, tik tai, reiškia,
reiškia, Vokiečių saugumo policijos RSD ypatingasis būrys Vilniuje, kuris masiškai žudė žydus ir kitų tautybių žmonės Paneriuose. Jūs apie tai irgi žinot nemažai, bet aš čia jau daugiau akcentuoju galbūt Kauną, kadangi čia jau Vilnius turi tam tikrą kitokią galbūt specifiką, bet irgi tam viskam įvardinti galbūt tiesiog per mažą laiko. Na ir aišku, kitas toks dalinys tai buvo majoro Antano Impulevičiaus vadovavimas, 2 arba 12 lietuvių policijos batalionas, kuris 41 spalio mėnesį buvo išsiųstas į Minską ir čia vykdė, reiškia, masinės žydų ir sovietų karo belaisvių žudynės, reiškia, Minsko srityje. Taip pat, tai va, 3 tokie didžiausi, sakykime, žudynių vykdyta, tai buvo Ramono būrys su tada bataliono 3 kuopa vienas, kitas buvo, reiškia, Impulevičiaus batalionas, kuris žudynės vykdė jau Baltarusijos teritorijoje, ir ypatingasis būrys Vilniuje, kuris vykdė masinės žudynės Paneriuose. Tai jeigu apskritai kalbėti apie lietuvių policijos batalionų dalyvavimą Holokauste, tai pagal mano tyrimus iš viso vokiečių okupacijos metais buvo suformuoti ne mažiau kaip 26 lietuvių policijos batalionai, o į Holokaustą buvo įtraukti iš jų 10. Žinoma, nevienodamas to, kaip minėjau, tai daugiausia buvo 2 batalionai, tas, reiškia, pirmasis, tada batalionas, vienas, kitas buvo Impulevičiaus batalionas, o jau kitų batalionų indėlis į kabutėse į Holokaustą buvo žymiai mažesnis. Bet aš skaičiuoju ne tik su tiesioginiu šaudymu, bet ir konvojavimo į žudynių vietas, į žudynių vietos saugojimą, konclagerių, getų saugojimą ir kitas, reiškia, dalyvavimo Holokauste formas. Taigi, apie getą gal reikia priminti, kad į getą buvo suvaryta beveik 30 000 Kauno geto žydų, beveik visi praktiškai Kauno žydai, kurie dar nebuvo nužudyti tų pirmųjų pogromų metų, jie buvo suvaryti į Kauno getą, čia buvo sukurta, reiškia, ta geto, sakykime, ta jau visa vidaus administracija, buvo žydų taryba, kurios pirmininku tapo Elchananas Elkesas, buvo, reiškia, įvairūs administraciniai padaliniai, darbo skyrius ir kiti. Taip pat buvo sukurta geto žydų policija, kuriai vadovavo Michailas Kopelmanas. Ten žydų geto policijoje buvo apie 220-230 žmonių. Jie buvo neginkluoti, tiesiog turėjo, reiškia, lazdas, bet šaunamųjų ginklų jiems nieks nedavė. Na, svarbiausia, reiškia, geto kalinių darbai, tai buvo, vesdavo darbininkų kolonas į įvairias miesto įstaigas, taip pat buvo steigiamos dirbtuvės geto teritorijoje, bet didžiausias objektas, kur reikalavo daugiausia darbo jėgos, tai buvo Aleksoto aerodromas. Čia kasdien tūkstančiai Kauno geto žydų buvo varomi dirbti, anksti ryte išvaromi, žodžiu, o vakare grąžinami iš Aleksoto reiškia, į getą, kuris buvo įsteigtas Vilijampolės rajone. Nu, tai jūs įsivaizduokit, kad žmonės tokie nuvargę, alkani, dar atidirbę visą dieną fizinius darbus, dar turėjo, reiškia, vakare grįžti į Aleksotą. Tai žinau, Raimundai, kiek čia maždaug kilometrų būtų nuo Vilijampolės iki Aleksoto į vieną pusę? 7. Maždaug 7 kilometrų, reiškia, tai per dieną pirmyn atgal ir kitą dieną vėl keliesi ir vėl eini į darbą. Tai va, toks, kaip sakoma, gyvenimas buvo, ne geto kalinių. Na, kas dar buvo? Tai jeigu kalbėti apie šitą pirmąjį etapą, kuris truko kaip sakiau, nuo 41 birželio pabaigos iki 41 gruodžio mėnesio, tai, reiškia, jis buvo pats tragiškiausias Lietuvoje.
Lietuvos žydams, nes būtent šito laikotarpio per kelis mėnesius faktiškai buvo nužudyta 80% Lietuvos žydų. Nuo 41 birželio pabaigos iki 41 gruodžio apie 80% Lietuvoje likusių žydų buvo nužudyta būtent šiuo laikotarpiu, ypatingai rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, per šitus 3 mėnesius. Lietuvoje, jeigu kalbėti apie provinciją, tai tuo pačiu laikotarpiu irgi praktiškai visos žydų bendruomenės Lietuvos provincijoje, tai yra apskrityse ir valsčiuose, irgi buvo sunaikinta. Maždaug apie 100 000 provincijos žydų buvo nužudyta šiuo laikotarpiu. Ir čia reiškia labai liūdna, kad šitame nusikaltime aktyviai dalyvavo įvairios lietuvių policijos pajėgos pavaldžios naciams, tai yra ir viešoji policija, ir saugumo policija, ir ypatingai pagalbinė policija, pagalbinės policijos būriai, liaudiškai juos vadino baltaraiščiais, kurie buvo ir apskričių centruose didžiuosiuose, ir valsčių centruose, būtent jie, reiškia, suiminėjo vietos žydus, juos uždarinėjo į getus laikinas izoliavimo stovyklas, o vėliau, reiškia, konvojuodavo juos į šaudymo vietas ir vykdė masinės žudynės. Taigi apie 100 000 provincijos žydų buvo sunaikinta 41-2 pusėje, praktiškai įsigelbėjo tik tai kokie, arba buvo išgelbėti tik kokie 3-5% provincijoje gyvenusių Lietuvos žydų. Ir iš laikinai buvo palikta gyventi 4 getai. Tai reiškia Vilniaus getas, kuriame buvo apie 41 pabaigoje apie 20 000 kalinių, buvo Kauno getas apie 17 000, Šiaulių getas apie 5 000 ir pats mažiausias dar buvo išliko iki 43 pavasario Švenčionių getas apie 500 kalinių. Iš visų, reiškia, Lietuvos žydų buvo palikta gyventi virš 40 000 šituose 4 getuose. Taigi tas pats baisiausias pirmasis laikotarpis baigėsi ir tada jau, sakykime, prasideda antrasis laikotarpis, kurį sąlyginai galima vadinti stabilizacijos arba ramiuoju laikotarpiu. Ramusis čia aišku yra santykinai, bet vis tiek jis vadinamas dėl to, kad šiuo laikotarpiu, tai yra nuo 41 gruodžio mėnesio iki 43 metų kovo, masinių žudynių, tokių kaip masinių žudynių, kaip pirmajame etape, nebuvo. Reiškia, visi likę gyvi žydai getuose buvo stengiamasi juos maksimaliai išnaudoti vokiečių karo ekonomikos interesą. Reiškia, ir iš vienos pusės ir naciai stengiasi kuo labiau išnaudoti žydų darbo jėgą savo interesams, bet iš kitos pusės ir žydų geto administracija stengiasi maksimaliai didinti darbo našumą, kadangi galvojo, kad jeigu žydai gerai dirbs, masiškai dirbs, jie bus naudingi vokiečiams ir vokiečiai dėl to žydų nežudys. Buvo tokia viltis, tokia strategija, kad per darbą stengtis išgyventi, reiškia, sulaukti vokiečių okupacijos pabaigos. Dėl to, reiškia, maksimaliai buvo stengiamasi žydus panaudoti įvairiems darbams ir tai net ir statistika, reiškia, liudija, pavyzdžiui, Vokiečių saugumo policijos ir SD vado 43 metų vasario mėnesio ataskaitoje rašoma, kad kasdien apie 9600 Kauno geto žydų dirbo 140 darboviečių. Beveik 10 000 Kauno geto žydų. Praktiškai dauguma saugusių žydų dirbo įvairiuose Kauno miesto ir už Kauno esančiose ir pačio geto teritorijoje esančiose darbovietėse. Vien tik geto dirbtuvėse dirbo 1400 vyrų ir moterų. Dauguma tiesiog dirbo Wehrmachtui reikalingus darbus, vykdė karinius užsakymus ir dirbo įvairius fizinius darbus. Dėl sunkaus darbo, maisto trūkumo, ligų, kiekvieną savaitę
Kauno gete mirdavo apie 50 žmonių. Stabilizacijos laikotarpis Kauno gete truko nuo 41 metų lapkričio iki 43 metų rugsėjo mėnesį. Na, getas ir Kauno getas ir Vilniaus getas sukūrė savo administraciją, tarsi tokią savo mikrovalstybę, kuri turėjo savo ekonominę struktūrą, dvasinio ir kultūrinio gyvenimo formas. Kaip Vilniaus gete, taip ir Kauno gete. Jeigu kalbėti apie žydų darbininkų panaudojimą, tai čia išlikę Vokiečių saugumo policijos ataskaitos keletas už 43 metus ir čia nurodoma, reiškia, 43 rugsėjo mėnesį įvyksta svarbus pokyčiai Kauno gete. Kauno getas, reiškia, iš geto padaromas koncentracijos stovykla. Reiškia, oficialiai Kauno getas ir Šiaulių getas padarome koncentracijos stovykla. Jeigu iki tol getas buvo pavaldus ir buvo vokiečių miesto komisaro Gebits komisaro kontrolėje, tai dabar jį perima SS, reiškia, dar labiau sugriežtinama visa geto kalinių kontrolė, reiškia, sunumeruojami kaliniai, jie jau gauna tuos dryžuotus, reiškia, drabužius, kaip ir koncentracijos stovyklų kaliniai. Na ir čia nurodoma, kad kai Kauno geto perėmė SS, darbo komandų skaičius buvo sumažintas nuo 93 iki 44. Stengtasi apriboti, reiškia, geto kalinių darbo už geto ribų. Bet buvo įsteigtos dar 8 papildomos tokios koncentracijos stovyklos filialai, tai yra Aleksote, Ežerėliuose, Šančiuose, Kariuomenės autoparke Petrašiūnuose, Palemone, Kauno gumos fabrike, 400 žydų Marijampolėje, 400 Kaišiadoriuose, o pačiam Kauno gete liko tik tai 2000. Panaši situacija labai buvo ir Vilniaus gete, tai 43 vasarą, reiškia, 14 net tūkstančių Vilniaus geto žydų arba 2/3 dirbo įvairiose įmonėse ir žydų darbo stovyklose. Na, tas antrasis vadinamas stabilizacijos laikotarpis baigėsi 43 praktiškai balandžio mėnesį, kai vokiečių administracija nusprendžia pradėti getų likvidavimą. Ir tas procesas pirmiausia prasideda prie Lietuvos generalinės srities prijungtose Svyrių ir Ašmenos apskrityse. Kaip žinoma, 42 balandžio mėnesį prie Lietuvos generalinės srities, taip oficialiai vadinosi nacių okupuota Lietuva, buvo prijungtas 2 baltarusiškos apskritys, tai yra Ašmenos ir Svyrių apskritys. Ir čia buvo irgi dar kurį laiką egzistavo taip pat tokie nedideli getai. Tai pradėta juos likviduoti, paskui 43 kovo mėnesį jau likviduojama Švenčionių, Mikailiškių, Ašmenos ir Salų getai, jų kaliniai, reiškia, perkeliami į Vilniaus getą. Ir čia tokia 43 balandžio 5 dieną suorganizuojama tokia žudynių akcija. Reiškia, prieš tai buvo paskleista žinia, kad tie, kurie turi giminių, iš Vilniaus geto gali važiuoti persikelti į Kauno getą. Reiškia, atsirado nemažai norinčių, kurie panoro susijungti su savo giminėm, reiškia, suformavo porą ešelonų ir juos atseit jau patalpino ir vežimui, reiškia, iš geto į Vilniaus, į Karpanėlius, į Kauną, bet, reiškia, tie traukiniai sustojo Panerių stotyje, čia jau jų laukia, reiškia, gestapininkai ir ypatingojo būrio nariai ir pradėjo varyti žmonės iš vagonų į reiškia, tą šaudymo vietą Paneriuose ir masiškai šaudyti. Ir tokiu būdu per tą 43 balandžio 5 dienos akciją buvo nužudyta apie 4-5 tūkstančius žydų, tik nedaugeliui pavyko pabėgti ir sugrįžti į Vilniaus getą.
Na, po to seka kitas etapas, jau likviduojamos Vilniaus geto darbo stovyklos provincijoje, tai Kenoje, Bezdonyse buvo sušaudyta apie 500 žydų darbininkų, o Baltosios Vokios Riešės darbo stovyklų žydai perkelti į Vilniaus getą. Svarbus buvo Himlerio vokiečių policijos vado, SS ir policijos vado, reiškia, 40 birželio 21 dienos įsakymas likviduoti visus Ostlando, tai yra Baltijos šalių teritorijoje esančius getus. Žydai turėjo būti perkeliami į SS valdomas koncentracijos stovyklas. Tai kaip minėjau, 43 rugsėjo mėnesį vykdant šitą Himlerio įsakymą, Kauno ir Šiaulių getai buvo paversti koncentracijos stovyklomis, o 43 rugsėjo pabaigoje buvo likviduotas Vilniaus getas. Reiškia, dauguma Vilniaus geto kalinių, apie 11 000 buvo išsiųsta į Estiją, į Klogos ir Vaivaros stovyklas. Ir ten dirbo skalūnų pramonėje ir kitose, reiškia, įstaigose iki 44 rudens, kai atėjo Raudonoji armija ir reiškia, užėmė tas Estijos tas sritis, kurioje buvo Klogos ir Vaivaros koncentracijos stovyklos. Na, išlieka dar Kauno getas ir Šiaulių getas išlieka iki pat, reiškia, vokiečių okupacijos pabaigos. Čia jeigu kalbėtų apie Kauno getą, tai gal labai verta paminėti 44 kovo 26 dieną, kai buvo įvykdyta nepaprastai žiauri vaikų atėmimo akcija, taip pat buvo, kuriai vadovavo gestapininkas Oberführeris Fuchsas ir Oberscharführeris Bruno Kitelis. Kitelis tai pagarsėjo tuo, kad jis prieš tai buvo likvidavęs ir vadovavo Vilniaus geto likvidavimui, dabar jau, reiškia, po to jis veikia ir Kaune ir pradeda vykdo įvairias akcijas Kauno gete. Tai per tą akciją buvo suimta taip pat 130 geto policininkų ir jie buvo kitą dieną, 34 policininkai buvo sušaudyti 9 forte, o apie 1700 vaikų ir senelių buvo išvežti į reiškia, nacių koncentracijos stovyklas Lenkijos teritorijoje. Pats Kauno geto likvidavimas prasideda 44 Liepos 8 dieną ir Kauno geto kaliniai per kelis etapus, reiškia, iš viso apie 6-7 tūkstančiai žmonių išvežami į nacių konclagerius, tai yra vyrai, moterys įkalinama Štuthofo konclagerį, o vyrai toliau iš Štuthofo perkeliami į Dachau konclagerį prie Miuncheno. Na, dalis Kauno geto žydų bandė pasislėpti, bet čia reiškia, vokiečiai, reiškia, tikrino namus, sprogdino namus, degino namus, reiškia, mėtė granatas į rūsius ir manoma, kad apie 1000 Kauno geto žydų buvo nužudyta geto likvidavimo metu, o pavyko įsigelbėti, tai yra pabėgti apie 300-400 Kauno geto žydų pavyko įsigelbėti. Taip, Šiaulių getas irgi likviduojamas 44 Liepos mėnesį, taip pat kaip ir Kauno getas, moterys išvežamos į Štuthofą, o vyrai į Dachau, bet dar pačiam Štuthofe buvo, reiškia, atrinkti maži vaikai, kūdikiai ir seneliai ir apie reiškia, daugiau kaip 800 buvo išvežta į Aušvicą ir ten nužudyti 44 metų vasarą. Na, jeigu apibendrinant tą aukų statistiką, tai tie skaičiai labai įvairuoja, nes yra įvairūs skaičiavimai. Dažnai, reiškia, mažesnis skaičius dažnai nurodomas dėl to, kad paprasčiausiai nurodomas Lietuvos žydų aukų skaičius be Vilniaus srities. Ir už tai kartais atrodo, kad ten nužudyta tik tai 165 tūkstančiai, bet neskaičiuojama Vilniaus sritis, Vilniaus miestas, kur buvo dar nužudyta keliasdešimt tūkstančių žydų. Tai vis tik tai, pagal mano tyrimas buvo iš
iš tų 208 000, kurie gyveno Lietuvoje 41 sausio 1 dieną, buvo nužudyta apie 195–196 tūkstančiai Lietuvos žydų. Na, tai be abejo buvo, manau, pati didžiausia tragedija Lietuvos istorijai, kadangi praktiškai per labai trumpą laiką buvo sunaikinta visa bendruomenė ir nužudyta per tokį trumpą laiką toks didelis žmonių skaičius. Tai jeigu ką, tada, jeigu turit klausimų arba pastebėjimų, prašom, bandysim atsakyti. Nes pagal laiką aš kaip jau ir mano laikas ir baigėsi. Iš tikrųjų labai dėkojam daktarui Arūnui Bubniui už jo paskaitą.